kas tikėt, kad Nemuno aušra yra kažkokie tais gebantis kurti vertę Lietuvai. Kas tikėt, tai esat avis. Ir dar kartą žiniasklaidos pagalba buvo atvesti tie, kurie padėjo prastumti šitą įstatymą. Tai nekilnojamo turto mokestį. Tai visi žinom, kad konservatoriai yra visą laiką daro, kad būtų jiems gerai, kad prasuktų milijonus ir klauso, ką jiems liepia iš jų partneriai kažkokie tai slapti, kaip yra tas Paviljonis pasakęs, Kubos mafija ar kas ten. O šitie socialdemokratai irgi tas pačius statymus priiminėja ir dirba ranka rankon su jais. Tai už konservatorius ne, už socialdemokratus ne. Ir kas buvo rimtesnė politinė jėga, kuri stengiasi, ir ne viskas buvo gerai, bet kaip politikoje reikia rinktis iš blogesnio blogio. Tai aš manau buvo Valstiečių Žaliųjų sąjunga ir todėl buvo nupirkti žiniasklaidos reporteriai visi, ar tai ne reporteriai, ar tai jų viršininkai, kurie liepia jiems rašyti tam tikrais klausimais. Ir tiesiog žmonės Lietuvos neturi kritinio mąstymo ir juos galima valdyti, jų nuomonę galima padaryti. Tai turim, ką turim, kaip sakyti. Turim, ką turim ir reikia eiti protestus ir parodyti, kad mes galime pareikšti savo nuomonę ir mūsų nuomonė yra svarbi, kuriant šalies įstatymus. Visus kviečiu dalyvauti protestuose.